Noriu paanalizuoti lietuvių liaudies pasakas, kokia jų svarba būtent mums, lietuviams, tiems, kas neša lietuvišką geną, lietuvišką informaciją, kaip veikia atvykėlius, tiesiog gyvenančių šitoj vietoj, šitoj teritorijai. Kodėl jos tokios, žiaurios, stiprios labai. Kas už jų slepiasi. 3, 2, 1. Ieškau informacinio lauko susijusiu būtent su šita tema. Kažkokius blokus matau. Neprileidžia prieiti. Kaip ta pusė uždaryta būtų. Toksai žaliai mėlynas kažkoks dinozauras laksto. Aš jį nustumiu į šoną. Praeinu pro vartus. Tokie pusapvalės durys, kad būtų. Jos atsidaro, papuolu į sodą. Toks energetinis žydintis sodas. Dabar į kurią pusę be pažiūrėsi, vis skirtinga informacija, skirtinga pasaka. Bet toksai 360 informacijos šaltinis. Tiek iš viršaus, iš apačios, iš šonų, tokie kaip spinduliai, atrodo, subadyti. Ten tiek tų pasakų, tiek tų skirtingų informacijų. Jos, bet į tikslą vieną eina. Kaip būtų į adatinę, adatos subadytos, bet aplinkui. Ta adatinė toks burbuliukas, o aplinkui visur adatos. Tai va tavo pasaka, ta viena adata tokia. Kažkaip jos tarpusavy nesusiję. Bet turi vieną taikinį. Tas taikinys yra tas, kuris skaito jas. Neskaito. Čia yra šaltinis, iš kurio jos išeina. Kaip mes gimstam iš savo šaltinio, taip jos turi savo šaltinį. Ta kūrybinė energija. Ir per tas adatas, kaip medicininės kokios būtų, per jas teka ta energija. Klausiu dabar, kaip šiuo metu jos gyvos yra. Kaip stipriai ta energija plinta. Labai silpnai. Taip, vaizdas toks, kaip būtų žemas spaudimas labai. Kai kurios iš vis toks vaizdas jau pamirštos, užmirštos. Kai kurios dar vis rusena. Tai aš to šaltinio klausiu. Kaip jos iš kur čia atsirado. Kas jas sukūrė ir ką jos duoda.
eina toksai gyvenimo paruošimas, kad tą žmogų sudomint, tą vaiką. Kažkaip tais turėjo būti, tos tokios intrigos, tos kažkokios netikėti siužetai, o tie žiaurumai visi. Tiesiog tas laikotarpis kažkaip atėjo iš to laikotarpio, bent jau tos, kurias aš dabar esu skaičius, kurias besidomėjus, kad buvo tokie neramus laikai, tokie kariniai laikai. Ir tuos vaikus ruošė tam karui tokiam atkaklumui, būt gudriem, nebūt drunam, kvailam. Ne visada viską vykdyti kaip liepia, nes ten tokios situacijos išlenda, kur vyras ar žmonai, ar žmona vyrui sako, ten trenk jam, tai tas ten trenkia ir užmuša ten ar savo vaiką, ar vienas kitą, ar dar kažką, tai tokia atrodo naivi, paprasta situacija, kuri padaro didžiulę žalą. Čia ir mokama, nebūk ant tiek durnas, mąstyk, gudrauk, galvok, kokios pasekmės bus. Visi kiti, tai čia negailestingu būt su priešu. Kad nugalėtum jį. Tik tais atkakliai eidamas, būsi nenugaliamas, kažkokios galios gausi, galia atsiranda, kai tu veiki, nepamesdamas savęs, savo ašies. Užsispyrimo laikais ir vis tiek ateini savo tikslo. Ir tada tu įgauni kažkokių galių, arba sutinki kažkokią bobulę, kur tau įspėja, perspėja, suteikia galių galbūt. Tu kažkur kitur nueini. Ir tu vis tiek pasieki tą savo tikslą. Dabar kitas momentas. Man iškilęs toksai irgi klausimas, kodėl tiek daug krikščionybės tų apraiškų visokių. Ir tos bažnyčios, ir tos kryžkelės, ir tos maldos. Ir tie velniai tose bažnyčiose. Čia tai buvo įdomi pasaka, galėjo atskirai reikės paanalizuoti. Aš ją analizavau jau, būtent tą baltoji lelija, kai velnias sėdėjo bažnyčioj. Čia įdomus toksai parodantis realybę faktas. Kodėl tose pasakose tų tokių bažnytinių reikalų daug. Kaip jinai čia sugebėjo įnešti savo. Ji kažkaip integruojasi, plečia savo žinią, savo informaciją. Kad reikia krikštyt, kad reikia dar kažką tais šventę organizuoti. Ir kažkaip po tų apeigų visokių viskas nors pasikeičia. Arba pagerėja, arba pablogėja.
Nes vienas atvejis buvo, kai grįžo, tai vaiko nerado. Nebegyvas buvo, kitu atveju dar kažką tais. Man vis dabar ta pati pasaka lenda. Galbūt, kad aš ją analizavus esu. Todėl man jos ši informacija taip jau pažįstama, žinoma. Gerai, žiūriu, kodėl tas krikščioniškas tas visas yra įsiplieskęs, toksai įsiliejęs savo nuodastos. Matau tiesiog tos pasakos apie tą kasdienybę, ką veikė, ką darė, apie tai ir buvo. Matau, tada biškį kitokia kažkokia ta bažnyčia buvo. Kažko ten trūksta. Buvo būtent tų medinių bažnyčių laikais. Nesuprantu, man atrodo, to tokio kaip šventiko nėra. To kunigo. Kad žmonės tiesiog savo pabūdavo ir viskas, arba kažkokį paskyrę. Prasivesdavo, kažką tais papasakodavo, kažkoks toks kaip susirinkimas kaimo. Buvo. Susirinko, aptarė kaimo reikalus, kas įvyko, ką planuoja ir išsiskirstė. Va iš kur atėjęs tas žodis ta bažnyčia. Tiesiog susirinkimo vieta. Užtat ir tas velnias idėja. Ir tada tą dieną visi išeidavo ir visi žinodavo, kad nei jokių gyventojų beveik nėra namuose. Ir gali kažkas tais savo teismą padaryti ar dar kažką tais. Savo veiklą užsiimti. Matau, tenais irgi pašaliniai praeina pro namus. Tarnai ten kažkokią ten savo balių suorganizuoja. Savotą. Aš gal rodo kojas plaunasi. Kaip informacija nusimetinėtų. Bet ir tas velnias atėjęs būtent nuo tos bažnyčios. Kažkaip nebuvo bažnyčios, nebuvo velnio. Matau, tose bažnyčiose ten tie velniukščiai, išdaigas ir krėsdavo, nes labai daug žmonių, daug energijų, visi susirinkę. Ir ten tas toksai energetinis sprogimas gaunasi, ten tas linksminasi demoniokai. Dabar išeina ta informacija, kai gaidys pragieda ir dingsta tie velniai. Būtų viskas tvarkoje, taip ir man nebūtų buvę. Turėjus tokių visokių nuotykių. Kodėl būtent gaidžių giedojimas išbaido demonus, kodėl bijo gaidžių. Matau, kad gaidys juos mato, kaip kupstus tokius šešėlius vaikančius. O kadangi jis mato, tai jis gali jiems
žalos padaryti, kadangi jie sargus gina tą savo teritoriją smarkiai. Dar eina informacija, kad demonai labai mėgsta atspindėti tave patį. Ir tie vat jau šunybės ir viską iš dalies yra ten tu pats esi, tavo kaip ir kita pusė. Kadangi tu atspindi, jis atspindi tave, kaip ir pasikeičia, kaip ir formą pakeičia. O šiuo atveju gaidžių. Gaidys mato priešininką, tai jisai puola. Įdomiai. Puola tą velniūkštį. Įdomiai. Tai jis puola tą savo konkurentą, save, gina savo teritoriją. Tas vat ir neša kudašių netekęs netikėtumo. Kodėl būtent balsas? Kodėl balso bijo garso, gaidžio giedojimo? Žiūriu, ar čia dažnis kažkoks tais, ar čia tiesiog garsumas, netikėtumas. Kažką pakeičia erdvėje, kai gaidys sugieda. Išvalo net matricos programas. Kai naktį matrica priveda naujų programų, tai gaidys jas ištrina. Aš matau, tokia kaip banga, kaip bombos banga, tokia garsinė eina per visą aplinką, kur girdisi jisai. Jeigu atsikelia, tai iš vis tada atsijungia nuo tų programų. Ištrini ir viską, o jeigu toliau eini miegot. Vat kažkas dar kabo, tokie kaip laidukai kažkokie, tais vat. Kažkokios gijos, kažkokią informaciją nešiesi, nors ji nėra aktyvi, bet tokia kaip balastą nešiesi. Bet jį išsiplauni, jeigu eini maudytis čia dabar iš vis rodo upelį, po upės vandeniu, arba bent jau šaltų dušu. Tada vat atsiprausi ir vat išsiplauna šiukšlės tokios. Tai vadinasi ir tą velnę, visą jo programas, tą velnę ištrina, panaikina. Tai gaidys tą demoninį sluoksnį veikia, matricinį. Ir matricinį, ir demoninį. O demoninį irgi užkelia tas vibracijas ir jie negali čia pasilikti. Dingsta. Šauna lauk. Gerai. Tai vat kas kaimus turi, kaimuose gyvena, vat gaidys gerai. Nors pas mane mieste čia irgi aplinkui yra kas laiko. Paklausyti tenka tų gaidžių. Tai vat. Ir kaip tos pasakos veikia būtent mūsų genetika, mūsų informacija. Kaip veikia tą būtent lietuvių liaudį.
Na, dabar matau, kad ta informacija nutrūkus. Kažkaip pasikeitė, didžiulis pokytis įvykęs. Bet sakyčiau, galbūt net ir natūralus tas pokytis. Kažkaip dabar jų nelabai tokių gal ir reikia. Visų. Yra tos visos kitokios, kur dar tą informaciją parsinešė. Nes ten tos tokios išminties yra užkoduota, ir apie santykius, ir auginimą, ir tą sprendimų ieškojimą. Matau, kaip tada vaikams įsirašo vis tiek ta informacija ir jiems tas žiūrimas kitaip žiūrisi, nes dabar skaičiau tas pačias pasakas, kaip skaičiau jaunystėje. Neįsivaizduoju, kiek ten tų metų man buvo, žinoma, ne visai maža. Pati skaičiau, gal 10 buvo, gal daugiau. Kažkaip visai neužfiksavau per daug, aš ten to. Žiaurų mano nukirto galvą, nukirto. Išdarinėjo, viduris išdarinėjo. Čia kaip ta lapė. Suėdė, ale savo vidurį suėdė. Kažkaip tai ėjo ir praėjo ta informacija. Ir lieka tas gudrumas, kad apėjo sistemą. Iš save išsaugojo, išliko. Jei nebūsi gudrus, tai neišliks. To trūksta tos jungties. Dabar bandoma kitaip pateikti, bet nėra to tokio elemento. Gal kažkokia tais genetinės tos informacijos, tos protėvių informacijos. To pagrindo, to šaltinio. Kad žinotum, kaip elgtis bet kokioje situacijoje. Nes čia yra pamokos kaip ir gyvenimui. Tai ta įtaka tokia gan svarbi, matau, tokia sauganti tokiu. Jeigu susipažinęs, skaitęs, tokį kažkokį lauką sudaro aplinkui, tokius šarvus energetinius išminties. Nes niekas nenori būti tuo žiopliu, visi nori būti tais išmintingais ir turtingais. Jo, įdomus tas ėjimas, čia kaip ir apdovanojimas gaunasi. Jeigu tinkamai pasielgsi, protingai pasielgsi, vedama širdies, tu gausi tą apdovanojimą, tą karalystę ir tą karalaitę. Bus tavo prizas tada, kaip siekiamybė. Ir vargo nematysi. O jeigu kažkaip ne taip pasielgsi, ne pagal save, ir neteksi nieko. Visko tai yra. Dabar ir matau, tie tauta tokia nesiekia savo, čia labai prisidėjęs dabar tas valdiškas darbas rodo. Ta sistema, kai tu negali eiti pagal savo pašaukimą. Tu turi daryti punktą A, B, C, D, o ne taip, kaip veda tavo vidus. Tu tą vidų vis atjungi, nugrūdi. Aš matau ir tos pasakos, viena yra, kai tu skaitai jaunas, mažas ar tau skaito. Ir visai kitaip veikia, kai tu skaitai suaugęs.
suaugęs matau taip greituoju būdu, kad greitai. O kai jau skaitai senas, neskubėdamas su išmintim ir dar savo kažką tais dadedi savo patirtį, įpini savo informaciją. Ir būtent tai giminiai, tai šakai gaunasi pritaikytas tam vėl mažam. Skirtingi lygiai, skirtingi etapai gaunasi informacijos. Tai taip ir veikia ta lietuvijos. Ar ta informacija įsiskiria kažkaip iš kitų tautų? Žinoma, kad išsiskiria. Nes kažkodėl ten tos arabų visos išlindo pasakos ten. Dar kažkur tais, nes tos aplinkinės kaiminės šalys, pas juos panašios pasakos yra. Viskas supanašiai, kuo toliau nuo mūsų, tai tuo daugiau skiriasi. Čia taip natūraliai gaunasi. Nes tik taip išeina, matau, kaip kokie keliautojai ten tie. Kaip eina ir dalinasi tą informaciją, o toli nuėti jau sunkiausiai gaunas, tai tos informacijos nedaug nuseina ir nedidelė sklaida gaunasi. Bet įdomiai veikia, kai susitinka. Vienas prieš kitą, vienas su viena informacija, kita su kita informacija. Čia ir vyksta tie tokie kažkaip nesusikalbėjimai, reikia to tarpinio varianto, kuris gyvena vidury, kad jiems abiems išverstų, galima sakyti. Sunkiai suvokiamas, kažkaip rodo, kad nesueina. Informacijos nėra, susikalbėjimų, supratimų. Jeigu taip tolima kultūra ir tolimos kultūros tarpusavy. Bet yra jose įnešta ten iš tolimų kraštų, kažkur kažkas atėjęs, ten pirklys, ten dar kažkas. Vyksta vis tiek tas sklaida, nėra, kad visiškai žaliai, kažkur kažkas vis tiek prasimuša. Ar duoda stiprybės, ta analizė. Ta pasaka, tas pamatas, jo duoda pamatus, kojom, įsižeminimą, žinojimą, ką veikt, kaip veikt, ką daryt, kokioje situacijoje, kaip ir ką, kaip susišnekėt, tvirtumą, stabilumą, ašį duoda. Tas žmogus, kuris negirdėjęs, neaugęs bet su ta genetika, o įdiegiamos tos tik užsienietiškos, kaip vidus bando analizuoti ten tas svetimas pasakas, kaip pagal šaknis, pagal prigimtį, kaip čia dabar pasakyti. Prigimtis vis tiek bando savo artimai kažkaip išsianalizuoti, kad suprastų, kas ten kaip ir ką yra. Nes vis tiek šaknis yra tokios. O ten paduodama visai skirtinga informacija ir gaunasi, kad tu jos nesupranti, tau nesuvokiama.
taip analizuoji ir gaunas kažkokia nesąmonė. Tai atrodo kaip kokia komedija, kažką pasijuokia maždaug, nesąmonė padarė, nors tam galbūt informacija visai kita. Dabar tai iš vis tokia nėra gylio tos istorijos, tos vaikiškus kanalus, televizorių praėjau, tas pasakėlės, toksai bangavimas ant viršaus tokia praeina, praliuliuoja ir nueina. Ir nėra ten juose gylio, nėra informacijos, nepažadina nieko. Nes matau tada, kai vaikas klausos tų savų, tokie kaip protėviai pabunda, jie atgyja ir jie duoda jam jėgos. O kai žiūri ten tuos visokius Baby TV, tarkim, dar kažkokiu visokiu yra, jie toliau miega. Tik taip, ten yra. Pagal amžių kažkaip atrinkti reikia. Tas, kur aš skaičius, tai čia vyresniem yra jau 12 metų, matau, skirta 13-14. Pagal tą laiką, pagal dabartinius vaikus, tai nuo 10-12. Nes vis tiek mūsiškių vaikų kitaip protas veikia. O čia tas toks pabudimas tų šaknų, tos galios, matau, tokia balta energija integruojasi. Apsaugos susidaro, tos, kur pradžioje mačiau, tas rūkelis. Automatiškai ir užsieniečius veikia tos lietuviškos kaip lietuvius užsieniečių pasakos. Bet tos senasios liaudės, jos kažkaip yra vienam tam lauke kažkaip tais. Jos kažkiek susipynę yra. Ar dėl to gylio buvimo, ar dėl to protėvių užkrovimo. Gerai, dabar tarkim kažkokius užsieniečius atkeliu į Lietuvos žemę. Jie čia, tarkim, gyvena. Ant to pagrindo mūsų paso padavimo. Matau, kaip čiaužytų po purvyną. Kažkaip jos neįsintegruoja. Ir jie čia visai čiaužo. Nėra to įsižeminimo, nėra to gylio. Sunku jausti taip ir mūsiškiams. Sunkoka. Bet matau, kai susipažįsta su ta kultūra, tarkim, jo vaikystė buvo kažkur, tais nežinau man, Kazachstanus kažkokius rodo, arabų šalis labai rodo. Tenais ir jis ateina čia su savo tom arabišku pagrindu. Pasakom, bet jisai domisi tavo aplinkinė kultūra ir gamta, ir pasakom. Jis įsilieja. Kaip bet kuris turbūt jaučia, kad iš kitur yra kitur vis tiek truputėlį kitaip. O čia kaip 100% įsilietum, o ten dalinai, bet tas integravimasis, tas užmaitinimas yra vis tiek, galima susidraugauti.
tiek mūsiškiams, tiek kitiems. Bet čia vat sujungta yra su genetika. Kai tu esi toj pačioj vietoj, genetika, gamta, šaknys, o jeigu net vieta, toksai stabilumą duoda, tvirtumą, žinojimą, kur tu esi. Mažiau taškaisi, mažiau mėtaisi. Netrodo, kai nežinai atsakymų gyvenime, bet kažkokios iškyla dilemos, problemos, kai nežinai, kaip apsispręsti, ką daryti. Rodo, atvažiuoji į savo tą gimtąjį kraštą, būtent toj vietoj, kur tu gimei. Ar ten susivaikšto informacija. Tu nusiramini ir tada ateina atsakymas. Tas toks giluminis, tas tikras. Daugiau. Ar daugiau yra kažkas tais? Lygtais visus apžiūrėjau. Klausimus, kilimus. Kilusius klausimus. Gal ten ir neatsakiau į kažkurį, bet jau nuėjau kažkur tais giliau. Gilin į tą visą esmę. Analizuosim, galbūt daugiau kažkokį tais, kur užkabins, užklius. Vis tokių visokių. Yra ir tų sričių, ir tų krypčių visokių. Įdomių jų. Tai manau, šiandien kartui gal kaip ir užteks.